ta šiandieninė Evangelija kažkokiu būdu gal yra apie kiekvieną iš mūsų, kurie ateina į tą šventyklą ir paprastai meldžiasi. Ir kiekvienas iš mūsų meldžiasi kitaip, kiekvienas iš mūsų prašo arba dėkoja. Gražiai tas fariziejus pradeda savo maldą. Dieve, dėkoju tau. Ir pripažinu jums, kad kada ateinu į tą bažnyčią, ypatingai iš ryto arba vakare, kada jau dar nėra žmonių arba jau nėra žmonių, tai tikrai toks jausmas, žinot, kad iš dangaus liejasi kažkokie malonės, kad žvaigždės ateina, ta tyla yra tokia labai, labai reikšminga. Kažkaip Dievas labai arti. Ir net kada yra žmonių, tai yra tas pats jausmas, tokia pastaba, nes ant žmonių veidų, ant jūsų veidų, Dievas pieša iš tiesų ramybę, džiaugsmą, susikaupimą, kartais didelį skausmą, kartais to, kas sunku net ir aprašyti žodžiais. Visa šita vyksta šitoj šventykloj, į kurią mes ateinam ir ateinam su savo veiksmais, kaip fariziejus, jisai stengiasi, jisai pasnikauja, duoda išmaldą, jisai stengiasi iš tiesų gyventi teisingai. Kiekvienas iš mūsų šitą daro. Mažiau, kaip aš, ar daugiau, kaip jūs. Bet tikrai stengiamės. Ir muitininkas tai tokia personifikacija iš tiesų to, kaip gyventi nereikia iš tiesų. Tai tas, kuris skriaudžia kitus. Tas, kuris iš tiesų yra kolaborantas su okupantais. Tas, kuris savo brolius ir seserius iš tiesų naudoja į savo tikslus. Tikrai nelabai gražus pavyzdys. Tikrai žmogus, kuris nelabai gražiai gyvena. Ir tai irgi apie mane. Galbūt irgi apie tave. Bet kas yra įdomu, žinot, šitoje Evangelijoje, kad mes neturim tokių 100% testų ar kaip pasakyti, nurodų, kaip Dievas į mūsų žiūri, kaip jisai mūsų klauso, kaip jisai atsako. Aš šitoje Evangelijoje taip. Kristus kalba, kaip Dievas iš tiesų apdovanoja. Ir tas žodis raktas, tai nuteisinimas. Jisai išėjo nuteisintas. Ką čia reiškia būti nuteisintas? Tai reiškia, kad jisai išėjo su Dievu širdise, kad jisai išėjo pasikeitęs, susitaikęs, su tyru širdžių, priimtas per Dievą, laimingas. Kažkas pasikeitė, jisai eina pas savo šeimą ir aš įsivaizduoju, jisai spinduliuoja iš tiesų. Ir niekas apie šitą nežino. Jisai visą laiką yra kitų žmonių akise paprastai nusidėjėlis, okupantas, kolaborantas. Žmogus, kuris skriaudžia kitus. Bet jisai neša savyje Dievo malonę. Jisai neša savyje iš tiesų tą ramybę, kurią mes taip ieškom, kada įeinam į tą šventyklą, kada įeinam į tą bažnyčią. Ir ta kupola kažkaip simbolizuoja tą Dievo dovana, Dievo malonę, kurią jisai nori mums duoti. Fariziejus pasinaudojo iš tiesų tokia, kaip pasakyti, tokia apsauga nuo Dievo.
Aš jau galiu vaizduoti jums. Jisai iš tiesų atėjo su skėčiu. Ir jisai atėjo su skėčiu taip, kad tikrai nematyti, suprantat. Jisai tą Dievo malonę, kurią Dievas nori jam duoti, jisai nuo jo saugosi. Dievas yra tas, kuris turi man apmokėti. Nes aš gerai pasielgiau. Aš, brolis Jurgis, aš meldžiusi, aš ateinu į tą bažnyčią iš ryto į vakarę. Aš pasnikauju, a net ir badauju. Aš tikrai turiu nuopelną. Tai Dieve, prašau, dabar man, nes aš esu perkėjas, a tu pardavėjas, ir aš atnešiau pinigus, ir aš noriu nupirkti tavo dovaną. Tai prašau, su dėkingumu aš tau sakiau, dėkoju tau, Viešpatie. Galbūt, kad tokiu būdu reikia girdėti iš tiesų tą maldą fariziejų, suprantat. Bet Dievas nori jam duoti, bet jis negali priimti, suprantat, nes kad jis labai jo apsaugo, labai gerai apsaugo. Mes kartais iš tiesų pavydėm žmonėms, kurie turi skėtį, nes mes pamiršom jo. Ir mes grįžtam į namų ir esam šlapti iš tiesų, reikia drabužį užskeisti. Tai kuris turi skėtį, mes sakom, jisai tai numato viską. Bet jisai turi tą skėtį savo saugumu, savo tokiu gerų veidų ant savęs. Ir tas skėtis iš tiesų draudžia jam priimti tą malonės lietaus, kuris Dievas nori jam duoti, tikrai nori jam duoti. Bet jisai nemoka ją iš tiesų priimti. Kodėl? Nes turi tokią labai keistą Dievo įvaizdį. Jisai yra pardavėjas ir jam reikia apmokėti iš tiesų. Jeigu aš neturiu pinigų, aš negaliu iš tiesų pirkti. Dievas yra tas, kuris duoda, davėjas ir duoda tiek daug, kad mes net ir negalim priimti. Muitininkas yra turtingas per savo netobulumą, per savo dvasinę stokojimą, bėdą, per savo nežinojimą, per savo... Supraskite man gerai, jisai nekaltina save. Jisai turi pirmą tą savo maldos žodį, tai Dieve. Būk gailestingas man nusidėjėliu. Jisai nekaltina save. Iš tiesų, jisai supranta, kad jam reikia to Dievo malonę. Ir tas netobulumas, nepakankamumas, tas dvasinės toks stokojimas, kuris jisai neša savį, kurio aš tiek daug turiu, yra kaip erdvė, kad iš tiesų priimti Dievo dovanas. Jisai daugiau panašus į tą, žinot, kuris gėda Singing in the Rain. Jisai tikrai yra laimingas, kad Dievo malonė tikrai liejasi ant jų. Ir jisai yra šlaptas. Tikrai. Bet jisai išeina džiaugsmingas. Tik dėl to, kad jisai supranta, kad jisai pripažina, kad Dievas duoda ne dėl mano nuopelnų, ne dėl mano veiksmų, nes jisai yra Dievas. Tai vyksta taip mūsų gyvenime, kada sutinkam gerų žmogų, tai tą gerumą kažkaip spinduliuojam po to kitiems. Ta šiandieninė Evangelija kalba mums apie kaip Dievas iš tiesų duoda. Jisai visada, visą pirma, girdi mūsų maldą. Ir į kiekvieną maldą atsako.
kartais neigiamai. Kartais mūsų dėkingumą jisai nepriima. Kad mūsų malda priklauso nuo mūsų požiūrį į kitus. Kad yra kažkaip susiekta su tuo, kaip mes gyvenam su kitais. Sako viešpats, kad tą palyginimą pasako, kai ir kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teismu, o kitus niekino. Kad nesuderinima yra niekinti kitus. Su malda. Reiškia, su mūsų ryšiu su Dievu. Kad tas davėjas duoda taip, kad muitininkas galbūt nepastebėjo iš tiesų, kaip jisai buvo nuteisintas. Bet kaip taip dažnai mums atsitinka, kad išeinam iš šventiklos, išeinam iš tos kupolos ir galvojam, ar tikrai mano Dievas girdėjo, ar tikrai apdovanojo. Yra toks abejingumas mumise. Evangelija apie tai nieko nesako, kad jis apie tai žino. Tik Dievas iš tiesų padaro tai, kas su juo. Turėjo spindiliuoti, bet mes apie tai nežinom. Galbūt, kad jisai nieko nepajuta. Kad Dievas duoda slapčiai. Kad Dievas duoda taip, kad po to mes žiūrim į kitus ir mes galvojam, kaip Dievas jo myli. Bet mes tai nežinom. Ir kad to, kas mums yra sunku, to, ką mes atnešam Dievui, ir to, kad tikrai mums sunku nešti, tai galbūt ta erdvė, kurioje Dievas nori su mumis bendrauti, per kurią jisai nori mums duoti, apdovanoti, kad tas stokojimas, tai proga mums melstis kaip tas muitininkas. Dieve, būk gailestingas mano nusidėjėliui.